Labas rytas. Vakar nulūžau. Nu tikrai buvau taip pavargus. Jau iš tikrųjų baigiu susipakuoti, lika tik tai palapinę susilankstyti. Ir toliau link Singapūro. Dar lika 125 km, apie 800 metrų sukilimą. Tai laukia dienelį turbūt, su visais tais sunkvežimiais. Nu, visai laiku pradedu, 8:30, šiaip planavau išvykti 8, bet gavus kaip gavosi. Dažniausiai išsirašiu apie 10, tai šioks toks progresas yra. Ir naktį biškį lyja. Ir žinokit, radau problemą su palapine. Eina savo, turėjau tokį dušą begulėdama. O kodėl? Tai kai lyja ant žemės, viskas taškos ir viskas parein į mano palapinę. Nes yra visai neblogi tarpai, tarp to paskutinę sluoksnę apsauginę nuo lietaus. Prie žemės yra tikrai tokie, kaip ir sakiau, didžiuliai tarpai. Tai per juos vanduo prisitaška į mano palapinės vidų. Biški bjauriai. Ir nebuvo taip, kad vakar taip stipriai lytų. Tai nežinau, toliau testuoju. Opa. Oi, kojikės jaučias biški tokias sunkokas. Iš po vakar. Ui. Palmių vaisius. Čia žinokit, yra ką kelti. Jie yra tikrai labai sunkus. Ir šiandien labai tikiuosi pamatyti šitą gyvūnėlį, kurio reikia saugotis čia kely. Gerai, mano palapinė yra šlapia, tai reikia išdžiovinti. Ir tuo pačiu kavyti troso. Ulala. Nu va, ir kai sėdėjau Kuantan mieste, skaičiau, žiūrėjau informaciją internete apie čia, būtent šitam regione vykstančius potvinius. Nu, tai čia matos dar tik tai nedidelės pasekmes. Visas palmės apsemtas. Skęsta. Pradėjo lyti iš debesiuką. Čia va, užmačiau porą bunkerių, vienoj pusėje, kitoj. Tai žinokit, kas su tom beždžionėm pasidarė? Tai
nusprendė kits būrys mane užsipulti. Tai teka biškį paskosti ir gerai iškriokti ant jų. Gerai, eismas intensyvėja. Sustojau išgerti milžinišką kokosą. Jūs tik pažiūrėkit, kokia dydžia. Iš serijos mane labai myli drugeliai. Aš čia per grožis. Wow. Pirmas sunkvežimis, kuris laikęs atstumą. Kiti pralenkta keliais centimetrais tik tai nuo manęs. Eina savo, žinokit, kaip mane pralinksmina viens vyruks. Matau, sunkvežimis sustoja priekį. Ir jis laika didžiulį maišą šitų gėrimų. Net nežinau, ten buvo gal koks 30. Ir jis norėjo man visą tą maišą įduoti, sakau, ne, ačiū. Paėmiau tik tai 2, nes stengiuosi kuo mažiau šitų gėrimų gerti, nes yra labai daug cukraus. Tai va, tarkim, šitam pakeliai virš 20 gramų. Šitam irgi virš 20 gramų. Tai taip. Bet taip juokingai visą maišą gaila nenufilmavau. Žinokit, nepatikėtumėt, kokią dydžią. Wow. Žinokit, užtruko, kol pasiekiau šitą viešbutuką. Labai tikiuosi, kad leis kažkur prisiparkuoti dviratį viduj. Žodžiu, čia vyksta remontai ir važiavau pro čia. Bandau įvažiuoti, nein, tada aplinkui didžiausią ratą. Žodžiu. Na va, ir jūs tik pažiūrėkit, su kokiu vaizdu vakarieniausiu. Priešais prekybcentre. Na va, jingi šviesa, salatikės paruoštas, jogurtas ir trapučiai. Šiandien paprastai. Na, šiandien tai pasiekiau kambarį, 4 vietas. Iš tikrųjų visai neblogai, tik tai spintelės mažas. Ir jo gavas nemažai sukelimą, 850 metrų. Taip, toliau iššukuoju nemažai plaukų. Šiandien ryte iššukavau daug. Ačiū, kad buvo šiandien su manim. Paspaudžiam, jei negaila.
Ir sekančiam video jau sveikinsiuos iš Singapūro. Ne iš Singapūro, sveikinsiuos iš čia, šito hostelę, bet judėsiu link dar vienos šalies, kur niekada neteko lankytas, tai bus įdomu. Bet ten praleisiu tik tai vieną naktį, nes, už vieną lovą sumokėjau 26 eurus, ar 27 beveik. Tai manau, iš tikrųjų vienos dienos truputį apvažinėti viską užteks. Iki.